Gudrus kerštininkas. Tai atsitiko labai senai, kai dar baudžiava buvo. Vienas baudžiauninkas kartą nuvedė į turgų parduoti jautį. Priėjo ponas ir klausė, kiek nori už šitą ožį. Pone, tai ne ožys, bet jautis. Tada ponas išsitraukė bizūną, primušė vargšą žmogų ir vėl klausė, kiek nori už tą ožį. Vos ant kojų besilaikydamas žmogelis atsakė, tegu būna pono valia. Ponas užmokėjo už jautį ožio kainą. Žmogus sako, leisk man nors jaučio uodegą nusipjauti. Ponas leido, anot jo, ožio uodega sau pasilikti. Ačiū ir už tai, bet atsimink, ponas, mane kartą mušei, bet už tai būsi 3 kartus muštas. Ponas tik nusijuokė ir taip jie persiskyrė. Po kiek laiko ponas panorėjo pasistatydinti vėjinį malūną. Išgirdo apie tai ir tas žmogus. Jis nusikirpo barzdą, pasiėmė pjūklą, kirvį ir kitus reikalingus daiktus. Pridėdamas meistrų nuėjo į dvarą siūlytis pastatyti malūną. Tada ponas nuvažiavo su juo į mišką tinkamų medžių parinkti. Tarna paliko prie vežimų, o jie paėjo kiek toliau. Žiūrėdamas į medžius, meistras ėmė krapštyti po kišenes ir nusiminęs tarė, o kad tave kur, užmiršau mastą. Tai niekis, tarnas nubėgs ir atneš. Tarnas nubėgo masto atnešti ir jiedu pasiliko miške. Pagalvojęs meistras tarė, aš žinau ir kitą būdą medžio storumui išmatuoti. Apsikabink, ponas, medį, o aš išmatuosiu. Kai tik ponas apsikabino medį, jis surišo jo rankas, išsitraukė iš užančio jaučio uodegą ir sako, kieno ta uodega? Jaučio, sakė ponas, eik tu kvaily, mat, kad ožio. Ir ėmė mušti poną su ta jaučio uodega. Paskui vėl klausė, koks čia medis? Beržas, eik tu kvaily, mat, kad uosis. Ir vėl muša poną. Ir tiek mušė, kiek jam lindo, o nueidamas tarė, kartą gavai, bet dar 2 kartus gausi. Grįžęs tarnas atrado vos gyvą poną ir parvežė namo. Serga ponas, bet gėda prisipažinti, kad jį baudžiauninkas primušė. Tai neleidžia nei daktarams, kaip reikiant apžiūrėti. Daktarai ir negali surasti ligos. Baudžiauninkas prisistatė baltą barzdą. Baudžiauninkas prisitaisė baltą barzdą, apsivilko ilgais rūbais, į vieną butelį įsipylė kopūstų skystimo, į kitą burokų rasalo, pasiėmė 3 kanapių grūdus ir taip pasiruošęs nuėjo pono gydyti. Pažiūrėjo iš tolo į ligonį ir sako, tamsta buvai muštas jaučio uodega. Ponas nusistebėjo, kad nė vienas garsių daktarų negalėjo surasti ligos, o tas paprastas gydytojas taip greit atspėjo ir prašo jį išgydyti. Reikia karštai iškūrenti pirtį ir gerai pasišutinti, sako daktaras. Tuoj iškūreno pirtį, tarnai nuvedė poną, nuėjo daktarai su vaistais, padavė tarnams 3 kanapių grūdus ir sako, greitai eikite namo, įdėkit šiuos vaistus į stiklinę su vandeniu ir pasikeisdami tol plakite, kol pasidarys tyrę. Likęs vienas su ponu daktaras išsitraukė jaučio uodegą ir klausė, kieno ta uodega? Jaučio, atsakė ponas, eik tu kvailym, mat kad ožio. Mokėsi tu man dabar atskirti jautį nuo ožio. Ir vėl taip primušė poną, kad pirštų įdėti sveikos vietos nebeliko. Išvanojo poną jaučio uodegą ir išeidamas tarė, 2 kart gavai, dar kartą gausi. Ponas vos šiaip taip išsikrapštė iš ligos, jau daktarams teisybę pasakė ir dar vis bijo,
dreba, kad trečiąkart pylos negautų. Niekur vienas be tarnų neina. O tas baudžiauninkas vėl ruošiasi iškarsti ponui kailį. Išgirdęs, kad ponas jau sveikas ir važiuoja į turgų, baudžiauninkas nuėjo pas čigoną, kuris turėjo labai greitą arkliuką, ir sako: padėk tu man primušt poną, gausi rublį. Čigonas sutiko. Apsivilko čigonas baudžiauninko rūbais, sėdo ant savo greitojo arkliuko ir lūkuriuoja pakrūmėj atvažiuojančių ponų. Kai tik pamato pono karietą, jau iš tolo pradėjo šaukti: dukart gavai, dar kartą gausi. Pagaukite ir duokite jam kailin, kiek tik jis pakels, paliepė ponas tarnams. Tarnai nusivijo čigoną, o tuo tarpu išlindo iš krūmų baudžiauninkas, išsitempė už sprando poną iš karietų ir išsitraukęs jaučio uodegą klausė: kieno ta uodega? Muš, kam čia beklausi, atsiliepė visai nusiminęs ponas. Baudžiauninkas įkrėtė ponui vos dvasią kūne bepalikdamas ir nueidamas tarė: dabar aš su tavim kvit. Ir tas ponas niekad daugiau nebepirko jaučio ožio kaina.